Sveiki, mano draugai, aš jūsų šitai pasilgau. Labai džiaugiuosi, kad jūs vėl čia. Ir mes galėsime išgirsti naują istoriją. Tikiuosi, jums patiks. Apie Betę ir Liusę. Liusė, atnešk žolelių keksiukus. Prašom, teta Betė, jie jau čia. Aguonų trupininės, tulpių suktinukai, pomidorų. Teta Betė, kai pabūsi su giminėmis, ar galėsi žaisti su draugais? Liusė, šeimai pirmenybė. Tuo labiau jie atskris su mažyliu Leo. Tau bus puikiai galimybė su juo susipažinti ir galbūt kažko ir išmokti. Išmokti iš vaikučio? Juk aš vyresnė, ko aš galėčiau išmokti? Oi, Liusė, tu pamatysi, koks jis mielas. Anti Betė, jie jau čia. Andy, mažasis Leoniuk, sveiki atvykę. Labas, Liusė, kaip tu išaugai? Visi mėgavosi susitikimu. Mažasis Leo mėgsta tave, Liusė. Atsigerk aguonų pienuko. O, beje, girdėjau, jūs turite levandų lauką čia? Taip, kviečiu skristi pažiūrėti, o Liusė prižiūrės mažylį. Aš prižiūrėsiu? Žinoma, mieloji, mes juk būsime visai čia pat. Ačiū tau. Ir Liusė liko su mažyliu Leonu. Oi, vaikuti, tu tik tai neverk. Mes galim pažaisti. Ką tu norėtum veikti, mažylį? Gal tau padainuot? Oi, vaikuti, tu neverk. Aš juk čia ir dainuoju smaigę dainą šią, čia. Tau patinka šita dainelė? Gugu, gal tai tavo drambliukas? Ne? Ir kaipgi jums abiems sekasi draugauti? Man atrodo, jis jau nori savo pieno. Buvo labai smagu su juo žaisti. Ačiū tau, Liusė, už pagalbą. Ačiū, kad atvykot, mes jūsų pasiilgsim. Bučkis! Teta Betė, aš išmokau šitiek daug. Iš vaikučio? Taip, supratau, kad vaikus auginti nėra lengva, bet labai smagu. Šaunuolė. Kokia smagi istorija, tikiuosi jums patiko. Iki.